Naujasis Vytauto didžiojo universiteto rektorius profesorius Juozas Augutis kartu su šia aukštąja mokykla beveik nuo jos atkūrimo. 1990-aisiais jis buvo matematikos katedros docentas, vėliau profesorius. Net 13 metų Juozas Augutis vadovavo universiteto studentų reikalų tarnybai, vėliau Vytauto didžiojo universiteto ir Lietuvos energetikos instituto energetinio saugumo tyrimų centrui. Esate matematikas, netrukdo tas matematinis pragmatizmas pasižiūrėti į ateitį, paskaičiuoti šiek tiek? Ne, tikrai netrukdo, bet to nėra šis universitetas koks nors humanitarinis ar socialinis. Tai yra tiesiog universitetas, kuriame galbūt studentų skaičius studijuojantis humanitarinės disciplinas ar socialinius mokslus yra šiek tiek didesnis, bet jis turi pakankamai stiprų informatikos fakultetą, gamtos mokslų ir vieną iš populiariausių biotechnologijų programų. Na, bet visuomenėje toks susidaro galbūt įspūdis, kad tai yra daugiau artes liberales, tai laisvųjų menų sankloda, nei sakykime, tikslieji mokslai. Šita sistema artes liberales ar jos dvasia universitete yra puoselėjama, palaikoma, bet tai vėlgi nėra vien tik tai humanitarinių studijų ar socialinių mokslų prerogatyva. Mes labai sėkmingai ilgą laiką taikėm plačiaja prasme artes liberales studijų sistemą visose savo programuose, tame tarpe ir fiziniuose moksluose. Kai pirmus 2 metus studentai įstoja į, sakykime, fizinius mokslus, kartu su humanitarais, kartu su socialinių mokslų studentais klausydavo bendras paskaitas ir tikrai išaugo labai puikių absolventų, kurie užima aukščiausias pozicijas versle ir kitur. Esu tvirtai įsitikinęs, kad Vytauto didžiojo universitetas turi didžiulį potencialą ir visas prielaidas pasiekti daugiau, nei yra pasiekę šiandien. Tai yra jūsų žodžiai pasakyti per inauguraciją. Dabar yra tam tikras periodas, laikotarpis, kai labai stipriai galima atsigręžti į studijų kokybę, į bendradarbiavimą tiek su kitais universitetais, tiek tarptautinį bendradarbiavimą. Na, žodžiu, pakelti, susikoncentruoti į studijų ir mokslo kokybę. Universitetas yra tam subrendęs per šį ketvirtį amžiaus, tikrai išsiauginęs ir savo specialistų ir užmezgęs plačius labai ryšius, tai sakydamas, kad jis tikrai gali daugiau negu kad dabar yra pasiekęs, tai aš turiu omeny pirmiausia ateitį ir tikiu, kad taip ir bus. Dauguma universitetų vis dėlto vienokiais ar kitokiais būdais medžioja studentus. Matant priėmimo rezultatus, šie metai, ko gero, Vytauto didžiojo universiteto pernelyg nenudžiugino. Na, bet pernelyg ir nenuliūdino. Ten kelių dešimčių studentų skaičiaus sumažėjimas, jis yra dėl to, kaip tik tai susijęs su studijų kokybė. Šįmet jau griežtai buvome įvedę visose programuose tą apatinę vadinamą ribą, slenkstį, 2 arba 3 balus stojančiųjų toje skalėje, ir tai jau nebeleido patekti į universitetą, na, sakykime, su labai žemomis žiniomis iš vidurinės mokyklos. O jūs teisus, na, tam tikra prasme universitetų finansavimas priklauso nuo studentų skaičiaus, aišku, krūvio apimtys, tada skirtingas dėstytojų skaičius dideliame universitete, galima išlaikyti didesnę įvairovę profesūros, mokslinių tyrimų ir taip toliau, tai visa tai yra, bet kaip ten bebūtų, kaip bebūtų ieškomi studentai, vis tiek pas mus pirmiausia yra kriterijus, tai yra kokybė, ir antras kriterijus kokybė, ir trečias kriterijus kokybė. Nekeliu tokio uždavinio, kad bet kokią kainą turėtumėm studentų. Universiteto misija ir paskirtis yra vis dėlto Lietuvos jaunimo, Lietuvos žmonių, Lietuvos suaugusiųjų edukacija, mokymas, aukštasis išsilavinimas. Prieš keletą metų garsiai buvo pristatyta Kauno universiteto idėja. Kaip jūs vertintumėt idėją, ar verta pagalvoti apie tai, ar universitetai gali ieškoti ir kitų bendradarbiavimo būdų? Nebūtinai didelis universitetas yra geras. Ir pasaulyje tų pavyzdžių galim surasti ir tokių, ir tokių. Ir tikrai, sakykime, sujungimas, mechaninis sujungimas, suliejimas universitetų tikrai jis pridėtinės vertės tokios tiesiogiai nesukuria. Lyginant universitetus ir, tarkim, Vytauto didžiojo universitetą, kurio yra
atsiradimas buvo, atkūrimas Kaune ypatingas tuo, kad čia be galo trūko humanitarinių, socialinių mokslų, labai technologizuotas buvo, technokratinis miestas. Ir šitą nišą Vytauto didžiojo universitetas labai sėkmingai užpildė. Jis pasirinko kelią, apie kurį mes kalbėjom, tą laisvų, kūrybiškų studijų kelią, ir taip susiformavo ir visa bendruomenė universiteto. Ir dabar sujungti, sakykime, universitetus arba reikėtų išlaikyti vis tiek labai didelę atskirtį, autonomiją ir praktiškai tai nebūtų jokio sujungimo, arba būtų labai didelė rizika, kad sujungus, sakykime, ir pabandžius diegti vieną modelį, kas natūralu vienam universitete, atsirastų didžiulis pavojus, kad tokie kaip artes liberales studijos išnyktų Lietuvoje, o tai būtų labai didelis praradimas, mano supratimu. Buvot atsakingas už studentų reikalus, ar ne? Ne vienerius metus. Ko jūsų manimu reikia dabartiniam Vytauto didžiojo universiteto studentui ir ką jūs galite suteikti? Studentai yra išlaikę man titulą studentų dekanas, kuriuo aš turbūt didžiuojuosi nei kiek nemažiau kaip universiteto rektoriaus titulu. Natūralu, kad studentai ir jų poreikiai yra pirmoje eilėje. Kitaip ir būti negali, nes tai mūsų priedermė dirbti su studentais kartu. O jeigu pasižiūrėti, giliau į tai, universitete daugiausiai yra socialinių, humanitarinių studijų studentų, ir kaip tik tai šitos profesijos dabar yra labiausiai atakuojamos, sakykime, pragmatikų, kad ruošiami yra bedarbiai, kad tai negali jie sukurti pridėtinės vertės, kad reikia pereiti į inžinierius, darbininkiškas profesijas ir taip toliau. Aš savo misiją matau pirmiausia, tai apginti, jeigu tai ta žodis tiktų, nors gal čia taip ir nereikėtų kalbėti. Galbūt darbą gauti pagal vieną ar kitą specialybę yra šiuo metu sunkiau. Net tame yra prasmė šitų studijų. Tai yra studijos suteikiamos visam gyvenimui, išmokoma studentai mokytis, ir net jeigu jis nenueis į darbą tiesiogiai pagal specialybę, kaip tas terminas yra naudojamas, tai dar nieko nereiškia. Net jeigu ir nei vienas, sakykime, kurios nors socialinių mokslų srities studentas neįsidarbins pagal specialybę, universitetas neturi teisės nustoti rengti šitos srities specialistų. Jau vien dėl to, kad visuomenė kaip gyvas organizmas, ji turi būti kompetitinga įvairiose srityse. Negalima tiesiogiai surišti universitetinių programų ir darbo rinkos šiandieninio poreikio. Niekas nežino iš mūsų, kokio poreikio reikės už 5 metų. O pradėję pagal šiandieną gyventi, mes labai greitai atsiliktumėm ir atsidurtumėme turbūt ne tik tai ES žemiau vidurkio, bet pralenktų mus ir kitos šalys. Ačiū už pokalbį. Dėkui Jums. Profesorius Juozas Augutis, 6. Vytauto didžiojo universiteto rektorius nuo universiteto atkūrimo 1989.